Sveiki visi, čia mano pirmas video ir aš sugalvoju šiandieną plėstis. Aš čia buvau pasistatęs pušis, pasisadinęs teisingiau. Nu ir aš čia medienos biškį turiu, tai einam pasiplėsim. Po to eisim paieškoti paršiukų, nes turime javų. Kaip jų čia matote, nėra. Tai reiks eiti prisijaukinti. Dabar apsidaužom čia žolės, kad galėtume pastatyti namą. Nežinau, aš jų labai daug nestatysiu ir stengsiuos gal statyti ne čia, kad būtų arčiau miesto, kad būtų kaip miesto namai. O tai pradedu čia. Pradedu iš beržo medienos. Ir man beržo mediena yra gražesnė, tokia švelnesnė. Ir tai aš pasistatysiu namą ir galėsiu eiti į šiaurę. Man rodos, aš biškį čia per didelį, nors ne tik, jo gar. Aš namą tą darysiu 3 aukštų, nes, jo tamsta reiks eiti permėlai. Kada aš beveik naktį pradėjau čia filmuoti, tai reiks eiti permėlai. Pastatysim dabar 3 aukštą ir galėsime permiegoti. Kai permiegosime, galėsime eiti pažiūrėti paršiukų. Man jie labai patinka. Kaip matau, mums medienos neužteks, reiks ryte. Čia žmogeliai pasistatė kažkokią baisią fermą. Man džiauriai negražu. Ir aš iš žmogėlius vadinu, nežinau dėl ko man, ką žinau, man patogus. Vėl jisai, visada jisai pas mane. O kaip mūsų javai? O, jau užauga vienas. Ai, kodėl aš iškirtau vieną netyčia be reikalo, kad kirtau, man rodos, vieną. Mes tų paršiukų daug nesijaukinsime. Nežinau, kiek jų prisijaukinsim. Dar palaukite. Reikia vaikščioti atsitūpus, norint javų neištrypti. Bet man čia dabar nėra labai patogu, aš jums parodžiu, bet patogu nėra labai. Dabar einam tų paršiukų prisijaukinti. Palauk, iš turim namą baigti. Palauk, reikia pasimti kirvį. Čia kirvis. Ar reiks gamintas, ar jis yra? Neatsimenu, aš į čia tai įsidėjau, jį nereiks gamintas. Nėra čia kirvio. Reikia, palaukit, pagaliukų pasimti. Pasiimam pagaliukų, ar turim akmens, labai gerai, turim duris, atidariau netyčia. Ir pasigaminam kirvį. Darysim akmeninį, imam tą, kur yra mažiau, nes kur daugiau neapsimoka. Ai, čia manau mažiau. Galim iš to įkelti, čia bus šiam 4, čia mažiau. Ir galima, kad dar duris turiu uždaryti. Einam pasikirsim beržų, nes aš iš beržų pradėjau. Čia tų medžių nebuvo, aš jos pasodinau, nes kad būtų arčiau, nes miškelis, jis nėra toli, bet nėra ir arti. Tai aš čia pasisodinau tos medžius arčiau. Dabar pasikirsim, pabaigsim statyti namą ir galėsim eiti paršiukų. Palauksim, kol nukris aplinkai ir galėsim dar pasisodinti. Ir tas miškelis čia taip plėsis. Gal aš tada kitą video šį namą pabaigiu ir gal kokį takėlį nusivedu ir baigiu video, nes mano pirmas video ilgas negali būti. Jo, tada ir tai padarau. Ir aš tokį darysiu video. Šis video gal nebus toks įdomus, bet kiti video turėtų būti gal visai neblogi. Kitus video gal galėsiu ilgiau filmuoti. Taigi, aš turiu šiam 4 ir dar šiam 4 ir 4. Užteks. Jo namui baigti užteks. Ir einam.
čia tas namas, man dabar reiks prakirsti, labai gaila, kad reiks. Nu, bet ką aš galiu padaryti? Pradedam čia pastatom, kur mažiau yra, ten suvaigiam. Aš gal kitą epizodą, jeigu eisiu statyti dar kokį vieną namą, tai statysiu iš beržo medienos ir iš tamsesnės medienos, nežinau kokios. Nežinau, kaip jinai tą vadint. Gal pušų medienos galiu taip pavadinti. Nu, ne pušų. Nežinau. Va, galiu tada ir pavadinti. Ai, čia viskas gerai, manau, reikia sukirsti. Dabar tai jau tikrai reikia sukirsti. Nu, nežinau, gal kitą video eisim kasinėtis, pasistatysim namą kokį vieną keistą. Nu ir čia taip įsiplėsim, o kai įsiplėsim, eisim nežinau ką veikti, tikriausiai kažką labai įdomu. Gal eisim, nežinau ką dar reiks pagalvoti. Gal kokį video reiks pabandyti portalą pasistatyti, paieškoti lavos. Jeigu rasim, tai aš turiu 11 geležies ir tai dabar duris pasigaminti ir jo, viską gerai darau. Tai aš šitą namą užbaigiu ir baigiu savo epizodą pirmą. Man tam namui nedaug beliko. Dar reiks langus įdėti, bet gal aš šiandieną jų neįdėsiu. Na, ką čia padariau. Nors gal galiu padaryti greitai. Nu, gerai padarysiu taip greit tos langus. Čia po to akmens turim, smėlio turim. Ačiū Dievui, anglies neturim, bet ant medienos. Nes aš tą anglies laukau, man anglis iškeps nelauksiu. Tai pradedam kepti. Nu, kiek čia galim daryti? Nu, pasidarom kokius langus 6, mums tikrai užteks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, 5 padėjau. Ai, nors, ne, 1, 2, 3, 4. Ai, vienu žodžiu atmes. Vienas langas. Reiks pasigaminti plonus. Kaip visada, kažkaip mieste būna tas. Visada būna ploni tie langai. Visada teisingiau būna stori, o ne ploni. Bet kažkaip keistas šį kartą buvo stori. Ploni teisingiau man maišas. Bet darys ir čia plonus. Ei. Čia mano brolis biškai pasakė, bet nesvarbu. Nu, nežinau, palauk, mums reikia 6 langų. Tai 6, tada dar vieną langą ir mums 13 langų taip. Nu, ir pasiemam ir išemam. tą medieną pasiėmam ir dabar galime pasigaminti prie dar pastelio. Man rodos, taip jis gaminamas. Jo, taip. Ir 16 suklydau. Nu, čia įsidedam langą tada. Matysim, kas už lango, už mūsų stovi ten. Po to pasidedam čia langą. Pamatysim, kas mums ten prie miško vaikšto, arba kas ten vyksta, prie mūsų va tuo namo. Ir pasidėsim prie durų. Matysim, kas prie durų stovi. Aš langų šį kartą darau plonus, kad, kaip visi namai turi tuos plonus langus, tai ir kažkitus namus tačiau iš storų. Reiks pasikeisti. Tai viso gero, vertinkit, prenumeruokit,
komentuokite ir viso gero.